Einam, paimsim. Va, padėk. Pasakyk, nu kaip, va taip, atsargiai, patrauk atsargiai. Va, uždaryk duris, gerai, atleis stabdžius. Gerai, važiuojam, atsargiai, iš lėto. Va. Nu va, Valera, matai? Į namai. Negaliu čia būti. Kol kas negaliu, Freda. Nagi aš tau sakiau, važiuojam pas mane, vietos sočiai. Pabūsi, pailsėsi, atsigausi. Gerai, Fredai. Gal taip ir geriau. Ačiū tau. Baigtų, koks čia ačiū. Varom iš čia. Varom. Nežinau, man galva neišneša. Ką mums daryti toliau, ką? Tu man pasakysi ką nors? Galvoju aš. Tai žinok, jeigu tu ir toliau taip galvosi, tai mes čia abu išeisim iš proto. Nu tai gerai, parašyti jam reikia. Ką tu jam rašysi? Nežinau, paklausiu, ko jis nori. Taip, parašykim jam, prisipažinkim, kad jau viską padarėm. Tiesiog... Ką prisipažįstam, jeigu jis tau siunčia tokias žinutes? Tai kokio jam prisipažinimo dar reikia? Tai jis ir taip viską žino. Ir ką tu jam rašysi? Nu ką žinau? Paklausiu, ko jis iš mūsų nori. Jam reiškia, kažko iš mūsų reikia, nes jeigu nereikėtų, jis jau seniai būtų nuėjęs į policiją ir mus pridavęs. Tai mes jam reikalingi, tai reikia parašyti ir paklausti, ko jis nori. Gali duoti telefoną? Ir ką tu manai, jis atrašys? Nežinau, dėl to ir paklausiau. Na gerai, užsiprašys milijono. Ir kas tada? Nei aš, nei tu tokių pinigų neturim. Tu gali nusiraminti, galim palaukti ramiai. Nusiramint, Rimai? Kai kažkoks psichas žino, ką mes pridirbom? Mes neturim pasirinkimo visų pirma, o visų antra... Kas visų antra? Visų antra galbūt čia net ne jis. Gal čia jį, kad ne Kamilė tai nereiškia, kad ten būtinai vyras, o net dar kokia nors kita moteris. Pats laikas blevizgot apie lygias teisės. Tai ką čia reiškia? Kas čia per klėdesiai? Nieko nebesuprantu. Aš už tai suprantu. Ir ką tu supranti? Pasidalinsi gal? Nu, jis parašė, Dievas myli trejybę. Tai reiškia, jis nori, kad mes trečią žmogų nužudytume. O, sveikas. Sveikas. Šiandien, kaip matau, be delegacijos. Jo, vienas. Laura su Diena namie paliko, tą vakarienę darom. Nors gal čia staigmena turėjo būti. Tai nieko. Apsimesiu, kad nežinojau. Ką moki, tą moki. Tu kažką sakei? Čia bairis kažkoks tavo buvo. Ai, nieko svarbaus. Einam? Gerai, tuoj.
Oi, gal aš pavairuosiu. Labai pasilgau kažkaip. Tu tikrai nori vairuoti? Galėjai viskas atėjo? Jo, normaliai. Davai, gal. Nu jo, gal ir nelabai dar kada sorry. Okay. O, žiūrėk, davai sustok turgelį, man gėlių reikia. Kam tu giliu? Nu, Laurai. Ir, ta prasme, ir Dianai reikia, nu moterim, karočiui reikia gėlių, nu, kažkaip už viską. Dėkoti, žinai. Aš greitai, gerai? Aš nebegaliu. Kas vyksta su mano gyvenimu, aš negaliu patikėti Rimui. Vika, Rim, reikia su juo toliau susirašinėti. Gal mes kažką netaip supratom. Gerai, pabandom. Nes aš, žinok, aš jau nieko nebetikiu. Viskas gerai, Rim. Ir matai, atrašinėja. Ne, Rimai, taip negali būti viskas. Mes skambinam policiją, aš geriau sėsiu į kalėjimą, šito nebegaliu, prašau, aš tikrai nenužudysiu trečio žmogus, Rimai, aš neklausysiu. Vika! Paklausyk manęs. Tu supranti, kas mums grėsia už tai, ką mes padarėm? Vika, man minimum iki gyvos galvos. Tau minimum 15 metų. Kiek tau bus po 15 metų, kai išeisi? 40. Tu vaikų net negalėsi susilaukti. Ir patikėk, po 15 metų Panevėžy su tavim irgi nieks nenorės. Koks skirtumas, 2 ar 3? Jeigu trečia mūsų išsuka, aš pasiruošęs veikti. Vika, moterų kalėjime yra žymiai žiauriau negu vyrų. Tu ten nenori nei vienos dienos praleisti. Ką jau kalbėti apie 15 metų? Vika. Gerai, aš sutinku. Aš geriau mirsiu, negu atsidursiu kalėjime. Taip, kad bandom suktis. Bandom sukti. Gerai, mergaitė. Viskas gerai. Viskas bus gerai. Atrašinė. Tu velnias. Žinai, kas čia toks? Jis Fredas Koganas. Iš kur tai pažįsti? Jis yra mano sesers buvusio vyro tėvas. Tai žinai, kas per veikėjas. Asmeniškai neteko susipažinti. Bet kas gali norėti jo mirties? Nuo savo laikų pusė Lietuvos norėjo jo mirties. Tik aš galvojau, kad laikai pasikeitė, pasirodo klydau. Ką mes dabar darysim? Mes darysim tai, ką privalom daryti. Viskas bus gerai. Klausyk, gal 20 turi paskolint, ką? Aš visai pamiršau, kad kešo neturiu. Dėkui.
Valera, štai kava, štai maistas. O, Fredi, nereikėjo. Valera, šiuose namuose aš sprendžiu, ko reikėjo ir ko nereikėjo. Prašau. Gerai, kas padoriau. Prašau. Ačiū. Skanaus, Valera. Klausyk, Valera. Nu, tą dieną, kai ta nelaimė įvyko, tu užsiminė apie Simoną. Gal geriau ne prie šito stalo. Fredai, vėliau. Nu, gerai, kaip nori. Man tik tai smalsu. Ar čia buvo tik tavo emocijos, ar kažkas daugiau? Nu, bet vėliau tai vėliau. Vėliau. Gerai. Bet šiaip aš niekada gyvenime neatsiimu jokių savo žodžių. Puikiai giluminės, Fredai. Labai skanu. Lėkštės išdėliok. O, sveiki, jau grįžot? Aha. Kaip kelionė? Tai kiek čia to kelio? Gerai. Kaip sveikata? Ačiū irgi. Gerin. Kam tas gėlės? O čia tau. Na ir žinoma, čia tau. Man? Už ką man? Na, už svetingumą ir viską kitką. O kaip Vytas? Gerai, sėskim prie stalo, pasikalbėsim. Pamerksiu gėles. Gražius labai gėlės. Kur pirkai? Čia už kampo. Viskas ok. Tai aš žinau tą vietą, ten yra žiauriai fainas kioskelis gėlių. Ten visą laiką šviežios gėlės. Bet brangu labai. Baigtų, nesiparink. Viskas normaliai, nebrangu. Nu jo, už mano pinigus tai ir nebrangu. Lukai, kur tu eini dabar? Va tavo šaibos. Tu apsiramink gerai. Tu mane aiškinsi, kada man apsiraminti ir kada ne. Atsisėsk ir valgyk. Tai nafik pats pirmas užstumiai dėl šitų šaibų, ką? Neturėjau ligoninėje pinigų. Taip padlo pusvalandžiai paskolint, ką? O tavo šitas spektaklis ką? Patiko? Gerai pavaidinai čia su... Nusiraminkit abudu, gerai? Klausyk, jeigu nebūčiau aš po operacijos, aš tai į sieną įmūčiau. Tu džiaugies, kad tu po operacijos, negali manęs į sieną įmūti. Klausyk, dėjau, aš ant tavęs vaflėtų, gerai? Aš prašau jūsų, nurimkit man tą! Lauk iš tų namų, lauk! Čia yra ne vieta ir ne laikas spręsti savo konfliktus, aišku jums? Prašau išeiti iš čia! Jūs per visą šitą laiką, kol mes čia sėdėjom, apie Vytą nė žodžio neužsiminėt. Jūs tik kaip du gaideliai savo asmeninės problemas sprendžiat. Lauk iš čia!
Laura, prašau, išeik ir tu. Tavęs čia neturi likt. Visos problemos dėl tavęs. Prašau, palik šitos namus. Prašau. Aš neturiu kur eit. Man neįdomu, prašau, lauk! Lauk, išeikit iš čia, lauk, išeikit. Kas? Kas yra, ko jūs žiūrit į mane? Kas? Laura, atėjo laikas pasirinkti. Taip ilgiau tęsis nebegali. Tai nesąžininga, nei prieš mane, nei prieš jį. O prieš mane viskas sąžininga, jo? Laura, Švarcas ne tą norėjo pasakyti. O tu žinai, ką Švarcas nori pasakyti, ar ne? Nu taip, teisingai, neseniai jūs abudu vienas kitą iš pusę žodžio supratot. Pas Dianą prie stalo, taip? Nukreipinėk temos. Ten buvo nesąmonė, aš pripažįstu. Bet dabar tau reikia pasirinkti vieną kartą ir visiems laikam. Švarcai. Suprask. Okei, supratau. Tu man labai brangus, bet... Laura, viskas iki žodžio bet yra nesąmonė. Tu puikiai supranti. O jeigu nori kažką pasakyti, man tai pasakyk. Aš negaliu kitaip. Laura, puikiai žinai, kad viską tu gali. Nejaukak, Laura, ir nevyniok čia visko į vatą. Dėl noriu, kad man aiškiai ir tiesiai šviesiai pasakytų. Man aš noriu būti su Luku, o ne su tavimi. Aš noriu būti su Luku, ne su tavimi. Nu va, matai. Nebuvo sunku. Sveikinu. Laimėjai.